Šito automobilio atsiradimo istorija yra tokia, kad Vilniaus mokykloje gaisrininkų, man atrodo, paprašė tokio daikto, kuriame matytųsi konstrukcija ir matytųsi to hibridinio automobilio elementai. Tai tą, ką matot išstudijavus, tai yra padaryta dėl to, kad būtų aišku, kur yra kokie pastiprinimo elementai, kur yra saugos pagalvės montuotos ir panašiai. Tai nežinau, gal dėsiu po biškį aplinką ir pabandysim pasižiūrėti. Kaip ir kiekvienam automobiliu, šoninėms durys yra išpjautos tam, kad parodyt, kur yra stiprumo elementai. Ir jeigu avarijos atveju reikia kažką tai daryti, pjaustyti, karpyti duris, būtent šitas pjūvis leidžia tą dalyką pamatyti. Vienas iš stiprumo elementų. Toliau vidinė durų sandara irgi, kaip atrodo, kas kur užsidengia, irgi galime pasižiūrėti. Sėdynių konstrukcija, stogo dalis nardyta ir iš vienos pusės žiūrint mes galim matyti irgi, kaip yra sumontuotos saugos pagalvės. Ir jeigu konkrečiai apie šitą, pavyzdžiui, elementą, tai automobilį galima pasižiūrėti, kurioje vietoje stovi sprogdiklis. Nes suprantu, kad kerpat tose vietose, kur yra stiklas, kur ploniausia dalis. Šiam automobiliui, pavyzdžiui, turim oranžinį laidą, kas signalizuoja arba informuoja, kad oranžinis laidas tai yra tikimybė arba galimybė, kad ten bus aukšta įtampa. Visi komponentai, kurie žinoma aukšta įtampa, žymi oranžinės spalvos laido izoliacija. Kiek įtampos būna tam laide? Priklauso nuo automobilio. Šito automobilio atveju nominaliai įtampa 200 V nuolatinis. Įtampa gali skirtis priklausomai nuo to, kiek baterija yra įkrauta. Nuo baterijos įkrovos. Tai kuo baterija didesnė, to gali būti, kad įtampa? Kuo jinai labiau pakrauta, tuo didesnė įtampa bus. Nuo įkrovos lygio taip pat įtampa priklauso. Bet, sakysim, taip, gamintojas, ką skaičiuoja, nominali, nuolatinė įtampa yra 1,6 V, bet gali svyruoti nuo 190 iki 270 V. Kalbam apie šitą hibridinį automobilį. Yra tie vadinami minkštieji arba švelnieji hibridiniai automobiliai, kur baterijos įtampa būna apie 60 V. Elektromobiliai 400–800 V. Kiek deklaruoja moksliniai straipsniai, žmogui pavojinga yra nuolatinė įtampa nuo 60 V, kintama nuo 25 V. Jeigu kalbam apie sandarą automobilio, aukštos įtampos komponentai gali būti išdėstyti skirtingose vietose. Šitam automobilio už bagažinės, už galinės sėdynės yra baterija. Kituose automobiliuose gali būti bagažinės dugne. Gali būti kombinacija už sėdynės arba bagažinės dugne ir po viso automobilio kėbulo, tarp priekinių ir galinių ratų. Yra dugne sumontuota baterija, dažniausiai ten montuojama elektromobilio baterija. O hibridiniuose pagrinde tenais dugne nėra, ne? Hibridinėse, matot, daug naujų mašinų išleidžia hibridinio ir tų baterijų vietos labai skirtingai priklauso nuo gamintojo. Hibridiniai daugiausia bagažinėje arba po bagažinės dugnu, bet gali būti po sėdynė. Reglamento ten kažkokio nėra, nereglamentuoja. Nei Europos, nei Amerikos ten sąjunga, nei dabar. Ne. Neturi tą padaryti. Gerai, toliau. Oranžiniai laidai ne visą laiką oranžiniai laidai tikrai įtampa. Parodyti yra baterija, kuri realiai fiziškai tikrajame automobiliui yra užlaikyta skarda. Bet tuo pačiu vietoje nėra, ne? Taip. Priklauso irgi dabar. Šičia yra paprastas hibridinis automobilis, neįkraunamas tas vadinamas, kurį galima, kaip bateriją galima, taip nepavadinus, kur bateriją galima pakrauti iš išorinio elektros tinklo. Tai šitų baterijos būna pakankamai mažas.
Jeigu būtų įkraunamas toks pat automobilis, bet su įkrovimo funkcija, jo baterija būtų, sakyčiau, 3 kartus didesnė. Ir biškai montuota giliau ir užsidengia jau ant viršaus dangčiu, jos praktiškai nesimato. Bet jinai būna didesnė. Prasme, įkraunamų hibridinių automobilių baterijos talpa būna didesnė ir, aišku, gabaritai būna didesnė. Dabar tai, ką mato čia, yra 28 elementai, kur vieną elementą sudaro 6 celės. Tai, kas čia matosi, negalim vadinti celė, nes sandara baterijos yra tokia, kad vienas elementas sudarytas iš 6 celių. Baterija ir paprastai baterijos išjungimui būna taip vadinamas servizo raktas arba techninės priežiūros raktas, o šitas oranžinis. Priklauso nuo automobilio, būna montuojamas skirtingose vietose. Toyotai šitą modelį turim čia. Nissan Leaf, jeigu elektromobilį žiūrėtume, orientuotas šitoje vietoje. Kiekvieno automobilio, kurioje vietoje servizo raktas arba techninės priežiūros jungtis sumontuojama, reikia žiūrėti į to automobilio instrukciją. Mes turim vidaus degimo variklį, standartiškai turim aukštos įtampos komponentą inverterį arba įtampos keitiklį, kuris iš nuolatinės įtampos daro trifazę kintamą ir šiuo atveju turim 2 išėjimus, irgi pažymėti oranžiniais laidais, keliauja elektra į elektros mašinas. Negalim sakyti elektros variklis, elektros mašinas, nes tos elektros mašinos dirba 2 režimais. Gali dirbti kaip elektros generatorius, tai yra gamina elektrą ir per šitą patį inverterį grąžina elektrą į bateriją. Gali dirbti kaip elektros variklis, kada iš baterijos pasiima elektrą, per inverterį paverčia ją į trifazę ir priverčia tą elektros variklį suktis. Tai po kapotu irgi visi aukštos įtampos laidai pažymimi yra oranžinės spalva. Šiuo atveju šitoj mašinoje yra 2 elektros mašinos, tai yra 2 elektros varikliai generatoriai, kas gauna aukštą įtampą ir reikia nepamiršti kondicionavimo sistemos. Hibridinėse automobiliuose ir elektromobiliuose kondicionavimo sistemos siurblį suka irgi dažniausiai elektros variklis. Ne diržinė pavara, kaip mes esame įpratę matyti, ne diržinė pavara suka kompresorių, suka elektros variklis, kuris įtampą arba maitinimą gauna irgi iš aukštos įtampos baterijos. Taip pat stabdžių stiprintuvas gali būti elektrinis, irgi, jeigu galės reikia, gali turėti aukštos įtampos pavarą. Pagrindiniai laidai, va šitas, matėt, įėjo iš bagažinės po galinę sėdynę po kėbulu, per dugną į apačią ir tada jau po apačią, po viso kėbulu, po dugnu atkeliavo iki čia ir būna pajungtas į inverterį. Tai aukštos įtampos laidai po avarijos, kurie gali būti pažeisti priklausomai nuo to, kur gavo smūgį. Jeigu šita zona bus sugniuždyta, tai aišku laužo visą inverterį patį ir kažkur tai gali pasiekti laidus. Arba jeigu su mašina, nežinau, šoko nuo kažko ant atramos kažkokios dugne, tai irgi gali pasiekti. Nebus laidas paliktas žemiausiai vietoj, kad pirmiausia užkliūtų, vis tiek jis bus montuojamas už kažkokių konstrukcinių kėbulo elementų, kad nebūtų pažeistas pats pilnas. Gamintojai deklaruoja, kad aukštos įtampos laidai yra atsparūs drėgmei, jie yra sandarūs ir tiesiog užpylus čia vandens niekas neturėtų atsitikti. Su sąlyga, kad izoliacija yra nepažeista. Per 200 000 kilometrų ar dar daugiau, kiek nuvažiavus, mes negalim garantuoti, kad izoliacija nėra pažeista. Toliau sistema automobilio yra konstruojama taip, kad jeigu jungtis yra nepajungta teisingai arba pamatavo varžą izoliacijos ir jeigu jinai netinka, sistema turėtų nepasileisti iš vis. Reiškia, aukštos įtampos baterijoje pačiam korpuse yra sumontuotos relės. Relė tai yra elementariai jungiklis, tik įjungiamas ne mechaniškai, kaip čia įpratę kažkur šviesai įsijungti išjungti, įjungiamas elektriniu būdu. O tą elektrą valdo 12 voltų grandinė ir viską sprendžia
valdymo blokas. Čia yra vidaus degimo variklio valdymo blokas, salone po daiktavėžį yra hibridinio automobilio valdymo blokas. Tai būtent tas blokas, tas valdymo blokas ir sprendžia, galima įjungti sistemą ar negalima įjungti sistemą. Kokių nors klausimų gal? Degimo atveju, tarkim, dabar, kiek suprantu, tai eina čia iš baterijos, ne, pagrindinis. Tarkim, degimo atveju pasižeidžia čia. Gali nukrėsti? Tarkim, gesinant kažką. Yra tokios sąlygos. Tarkim, lengvas degimas, tarkim, nebuvo ten, kad automobilis stipriai dega, apdegė tam tikrą plasmasę gal kažkokią. Yra sąlygos. Jeigu prietaisų skydelė yra įjungtas ready režimas, tai yra ready užrašas būna arba nupieštas automobilio simbolis žaliai. Jeigu yra ready režimas, gali. Pirmas dalykas, ką reiktų padaryti, išsijungti ready režimą. O jeigu jungus iš karto automatą, gale raktą. Dėl saugumo, tarkim, kad visiškai eliminuoti tą pavojų. Ar nereikia? Pamėginsiu papasakoti po žingsnius. Gerai, nes yra dar toks dalykas, automobilis, jeigu gavo smūgį ir suveikė saugos pagalbių sistemą, yra nustatyta programiškai iš karto atjungti aukštą įtampą. Tai vėlgi, teoriškai turėtų nebūti. Jeigu jau bent kažkuri pagalbė suveikė, gavo smūgį, turėtų įtampos nebūti, bet teoriškai. Mes esam gamindami automobilius, turėję tokį atvejį, kadangi mes kartais montuojam ir klaidas, simulacijas darom, kad galėtų studentai mokytis. Turėjom tokį atvejį, padarėm klaidų simulaciją, su jungikliu pažaidėm, pajunginėjom patys savo nuožiūrą relės ir gavosi tokia situacija, kad relė sukėpė. Jinai liko sujungtoj padėty. Jeigu šitoks atvejis atsitiks, gali būti irgi išliesa. Neutraukta grandinė, kaip sakė. Taip. Tas, kaip pasakyti, negali garantuoti, ar tos relės tikrai visą laiką atsidarys. Teoriškai turėtų. Bet praktikoje būna, kad sugenda ir jinai, pavyzdžiui, sujungimo metu gavo didelę srovę, kažkoks vartotojas buvo jungtas ir tuo metu, kol susiliečia kontaktai, šoka kibirkštis, užkaitina kontaktus, susiglaudė ir jie liko suvirinti. Ta prasme, realiai fiziškai nebeatsijungia. Avarijos metu, ar jisai turi celėse šovinį atjungti visą tą srovę? Kad nesuveiktų. Ar tik tai kompas atjunginėjat jūsų? Kompas atjunginėjat. Jūs turit minty ant 12 voltų baterijos? Ne, būna dabartiniuose elektromobiliuose, daleiskim Audi ar kažkur, visam tam celių bloke yra, visam valdymo sistemoje yra šovinys, kuris tiesiog atjungia visą srovės padavimą. Priusas neturi, jis turi ne? ištraukiamą raktą, tą vadinamą techninės priežiūros jungtį. Nes nukerpa tuomet visą įtampą visam automobiliai gali. Ne? Ar tik aukštos įtampos? Tik tai aukštos 12 palieka. Matot, yra ir 12 voltų. Jo, bet aš galvoju, gal per nukerpa ir 12 voltų, ar ne? Aš nežinau šito automobilio. Ne, šito. Tik aukštą įtampą. Teoriškai taip yra. Jeigu jūs, pavyzdžiui, turėjote eismo įvykį, pirmiausia, ką aš daryčiau, pasižiūrėčiau, nedega ready režimas. Jau vien jį išjungus ready režimą turėtų išjungti pagrindinės dalis. Jeigu nėra galimybės prieiti, pavyzdžiui, išjungti ready režimo, fiziškai užtenka atjungti 12 voltų akumuliatorius, bet taip. Atsitinka tas pats, kas jūs atjungti, ready režimą kaip ir išjungit. 12 voltų akumuliatorių atjungat, valdymo blokas iš karto nebeturi maitinimo, ir valdymo blokas neturėdamas maitinimo, jis negali laikyti įjungtų relių, nes relės jos turi turėti įtampą 12 voltų, kad jos būtų įjungtas. Jeigu įtampa dingsta, jos atsijungia. Teoriškai, bet praktiškai sako, gali būti ir kepas jinai. Jokios prikepimas, kaip pasakyti, Toyota nekonstravo, jinai pasitikrina. Ir jeigu mato, kad pavyzdžiui relė yra prikepusi, jinai duoda klaidą, pranešimą. Bet jeigu mes atjungiam 12 voltų akumuliatorių, tai automatiškai jau neturi įtampos. Taip, relės turėtų atsijungti. Jo, ir tuo metu gal buvo suveikusi, kaip sakot, relė ir aukštos įtampos vis tiek aš turiu atjungti dėl visako, dėl savisaugos. Nes kaip tarkim, sako, to režimo nebus, ne, tuomet įtampos kaip ir neturėtų būti, bet jeigu gavo kompas smūgį ir tuo metu jis užfiksavo, kad jis yra ready režime tam, kad automobilis tarkim važiuotų, atjungęs 12 voltų aš galiu gal irgi gauti aukštos įtampos nuotėkį tokį, ar ne? Teoriškai, jeigu ready režimą išjungia, turėtų čia įtampos nelikti.
Jeigu įvyko eismo įvykis ir suveikė saugos pagalbės sistemos, irgi turėtų atjungti, nes suveikus saugos pagalbės sistema, tas kompiuteris, kuris atsakingas už šitą sistemą, siunčia signalą hibridinės sistemos valdymo blokui, kad atjungti. Yra eismo įvykis, atjungti aukštą įtampą. Jeigu neprieinant, sakysim, dėl kažkokių priežasčių, bet galite prieiti prie 12 voltų baterijos, užtektų nukelt klemą, irgi turėtų visą sistemą išsijungti. Pagal visas taisyklės, kaip atvažiavo, pavyzdžiui, automobilis į servizą, kažkokiam aptarnavimui reikės dirbti su aukštos įtampos elementais arba komponentais. Toyotos instruktažė yra parašyta, kaip tą dalyką padaryti. Tai pirmiausia, išjungia ready režimą, laukia 2 minutės, atjungia 12 voltų akumuliatoriaus minusą, laukia 10 minučių ir tik tada išima servizo raktą. Pagal visas Toyotos aprašymų. Čia kad klaidų tas nebūtų. Ne tik. Inverteris turi savyje kondensatorių, kurie lieka įkrauti. Jie turi išsikrauti. Maždaug 10-15 minučių yra minimalus reikalavimas palaukti, kad išsikrauti per tą laiką. Teisybė, jeigu aš nuėmęs akumuliatoriaus laidus pliusą ir minusą, juos suliesiu. Ne akumuliatorių prijungta, bet tiesiog. Nepagreitina tos viso 10, ne? Aukšta įtampa yra atskira nuo 12 voltų sistemos. Taip, apie sistemas pakalbėjome, ne? Pirmiausia, kad ready turėtų būti išjungtas, jeigu išsijungia, aukšta įtampa iki inverterio nebeteina, bet nepamirštam, kad jame likę kondensatoriai gali būti likę su tam tikro įkrovu, su tam tikru krūvu. Žiūrėkit, va čia yra vidaus degimo variklis ir paskui paprastai eina pavarų dėžė. Tai vat pavarų dėžės vietoje stovi 2 elektros varikliai ir per planetinį reduktorių vienas lemiamas suka vienas ašis, 2 elektros varikliai suka kitus elementus. Vienas suka satelitą, kitas vidinį krumpliarą, tai kitas saulės krumpliarą ir panašiai. Tai šitų 3 mašinų, vidaus degimo variklių ir 2 elektros mašinų suderinimas tarpusavy vyksta būtent per planetinį reduktorių. Ir iš planetinio reduktoriaus eina pavara į diferencialą ir išsiskirsto į puses. Kadangi mes čia turim mokamąją priemonę, mes turim sumontuotą masės išjungėją, ko tikrose mašinose nėra. Tai aš pasinaudosiu juo ir atsijungsiu 12 voltų akumuliatorių būtent masės išjungėjai. Ką reikia žinoti dar? Relės yra sumontuotos šitoj daly, dar ir čia ventiliatorius, aušinimai ir panašiai. Jeigu jūs atsijungia 12 voltų bateriją, tos relės išsijungia ir įtampos už baterijos korpusą, čia kur išeina tie laidai į bagažinę, ten nebelieka. Tose laiduose nebelieka įtampos. Bet tai nereiškia, kad įtampos nelieka baterijos viduje. Visi, arba bent jau tiek, kiek aš susidūriau su servizo raktais, jie turi užraktus. Tai reiškia, kad mes jo negalim taip tiesiog ištraukti. Jį turim pirmiausia atrakinti. Šitoj vietoje atrakinimas vyksta patraukia šitą svirtelį į kairę pusę. Patraukit, atsirakina, tada visą svirtelę kartu su raktu svirtelę atlenkinėjat, o visą raktą traukiat į išorę. Norint išsimti servizo raktą, reikia turėti dielektrinės pirštinės, užsidėti akinius. Tikrint. Įdedam oro, išsisukam ir žiūrim, ar nėra kiauras, ar oras kur nors neišeina. Taip pat kitą. Bet realiai, tarsi, kai sakot, yra tikimybė, kad gali gauti aukštos įtampos, tarkim, atjunginėjant. Servizo raktą Jo. išimant. Nu, tarkim, aš kai sakau, pavyzdžiui, avarijos atveju, ne, tarkim, nes, būna, kad chaosas ir, tarkim, pas atvažiavęs į eismo įvykį, tarkim, man svarbu ištraukti greičiau žmonės, negu, ar man reikia, kaip aišku, privaloma galbūt dėtis, ne, tas ir pirštinės, ir botus, bet gali nutrenkti tiesiog tas dalykas, tai čia yra plasmasės, kaip sako, gabaliukas. Jeigu ta plasmasė yra avarijos atveju sulaužyta ir jūs galite prisiliesti prie kontaktų, tai jeigu nesulaužyta ir neprisiliesit prie kontaktų, jūs galite... Aš įsivaizduoju, kad kurie čia kaip saugiklis, realiai, čia viduje stovi saugiklis, tai juostelė. Priklausomai nuo sistemų. Šitoj vietoje saugiklio nėra, senesniuose Priusuose yra saugiklis dar. Leaf'e irgi yra saugiklis būna. Ir pavyzdžiui, čia prieit, apšvietimo trūksta, prie kontaktų irgi jūs
Nebent labai ilgi nagai nekarpyti galėsite įkišti, bet taip paprastai neleis pasiklausyti. Apsaugota vis tiek, Taip, kaip yra sakau. apsaugota. Neturėtų kažkas atsitikti, jeigu sistema Jeigu nesilaužyta. nepažeistas, jo. Jo. Per plasmasos galėtumėte atidaryti ir šitą išsitraukti raktą be tų dviejų. Bet vėlgi, tas užrašymas Toyotos turbūt yra ne dėl be priežasties. Taip. Kažkas kažkur gal yra turėję, arba kad Nes žiūriu, nebūtų... tarkim, jeigu būtų sulaužytas, jisai vis tiek aš jį realiai ištraukčiau, nes čia toksai fiksatoriai, nes jeigu, tarkim, bus fiksatoriai nulaužyti, tai aš negalėsiu jo išimti, ne? Tarkim, net rakto nespaudė. Taip. Tai nėra sudėtinga visai mechanizmas, galėjai kažkaip ištraukti. Dabar, ką aš minėjau, vat jeigu taip raktas stovėjo, va čia yra tas užraktas, va taip ir stovi raktas užrakintas. Šitaip atrakini, tik tai tada leidžia atversti tvirtelę. Jeigu bandysit va taip atversti, nepavyks. Ta prasme, pavyks, sulaužysit kažką, bet aišku, išsitraukt greičiausiai. Bet jeigu pagal teisingai viskas, šitą veiksmas atrakina ir tada jau galite išsitraukti. Tai čia būtent Toyota. Dauguma panašiai. Ir jeigu pasižiūrėjot, va čia yra du jėgos kontaktai, taip vadinami, pagrindiniai. Ir čia yra du mažiukai rakto kontaktai. Ką šitas dalykas padaro? Kada jūs prieėjot prie sistemos ir jeigu jūs truktelėjot va šitai va raktą, jūs šitos du kontaktus atjungiat. Valdymo kompiuteris gauna signalą, kažkas negerai su raktu, jisai atjungia relis. Ir tuo momentu, teoriškai, čia viskas teoriškai, kol jūs atlenkinėsit svirtelę ir trauksit lauk raktą, relis bus išjungtas ir šitoj vietoj, kada kontaktai atsijunginės, nebetekės didelė srovė ir nebebus kibirkščiavimo. Nes nebus srovės. Ta prasme, įtampa bus, bet srovės ne. Kada nėra srovės, nėra kibirkščiavimo. Tai vat, dėl to visi raktai gaminami su taip vadinama angliškai interloko arba grandinės jungikliu, kuris perspėja, kad kažkas bando ištraukti servizo raktą ir iš karto hibridinės sistemos mašinos kompiuteris išjungia aukštos įtampos relis. Jeigu įstatysim dabar raktą, va šitaip atgal užversim, mašina nepasileis. Nes šitie kontaktai nebus va taip sujungti ir mašina nepajudės iš karto. Tausme, aukšta įtampa nebus sujungta, jūs važiuoti negalės. Dauguma servizo raktų gaminami būtent su to vadinamu interloku, kuris perspėja valdymo bloką, kad kažkas vyksta ir turi atjungti. Jeigu mes atjungiam 12 V akumuliatorių, hibridinės mašinos kompiuteris neturi įtampos, jam dirbti nereikia, jisai viską išjungia ir aukštos įtampos relis irgi bus išjungtas. Dabar dar vieną atvejį galim panagrinėti, irgi sakau taip, sakykime, teoriškai, jeigu atsitiko toks dalykas, kad relis sukėtė, sulipo. Tokiu atveju mašina bus išjungta, bus atjungtas akumuliatorius, bet įtampa aukštos įtampos laiduose gali būti. Ir tokiu atveju servizo raktas išėmimas nutraukia grandinę tarp dviejų laidų. Jūs turit vieną akumuliatoriaus dalį, kitą akumuliatoriaus dalį, iš vienos pusės išeis minusas, iš kitos pusės išeis pliusas, bet jos šičia, kur servizo raktas bus išimtas, jos tarpusavy nebus sujungtas. Jeigu jos sujungtas ir čia dirbat prie abiejų laidų prisiglaudžiat, tai tada turit tikrai visą įtampą. Jeigu atjungėt servizo raktą, tai vėlgi priklausys nuo sąlygų. Vienam laidai bus pliusas, kitam minusas. Jeigu jie per kėbulą, per laidų pažeidimus neturi tarpusavio kontakto, tas įtampos lygis bus gerokai mažesnis. Nissan Leaf automobilyje į servizo rakto išėmimą baterijos įtampą padalina į dvi dalis. Šitoj baterijoje yra kitaip, padalina į dvi, bet nesimetrinės dalis. Jeigu bendra įtampa 200 V, tai išėmus raktą, matuodami įtampą tarp, sakysim, rakto vieno kontakto ir baterijos kito galo,
turėsit apie 50 voltų, kitoj daly 150 voltų. Norit gal kas pamėginti įdėti 100, pasitreniruoti? galim, esam. Reikėtų šuolių krauti. Reikia paduok vandenį. Statėt, užlenkėt, tada bus spaudžiant. O išimant turit atsisekt pirmiausia. Jo. Šitaip tada keliant išsitraukti. Vienas dalykas dar, bendradarbis turėjęs atvejį, kada jam užsidegė būtent šitoks automobilis ir atsijungia 12 voltų akumuliatorių baterija, jis negali įeiti į bagažinę. Nes bagažinės užraktas, yra elektrinis, nebegali įeiti, per čia negali įeiti į bagažinę, tai tik per saloną gali įeiti į visą. Vairuotojai bandykit, nes vairuotojams dažnai reikės įsiminėti. Laimė bandėjai? Savo Honda tada. Nu, Honda savo daryti.